Tada. Tai va, kaip čia viskas atrodo. Čia baisiausios vietos. Čia man kažkur vanduo bėga pro šitą stiklą, įtariu ir jį reikės išimti. Tai jo, bet gal paskui viskas bus gerai. O čia realiai virinsis, reikės bandyti pjaustyt. Pradžiai iki čia norėčiau užpjauti. Iš šitos va vietos. Bet gali būti, kad ir daugiau reikės, tai jo. Reikia tiesiog pradėti pjaustyti ir jau tada žiūrėsim, kaip čia kas. Tai galą susikelsiu, nes ir gale mačiau, norėčiau apsišveist. Ir tiesa, kas dar nematėt, tai va turiu jam nupirkęs ratukus jau. Borbetus ir 17 vienodų pločių. Tai vakar buvau primetęs, žiauriai gerai atrodo. Aišku, norėtųsi ten persidažyti ir panašiai, kaip jau naujai dedi. Ir kažką padaryti su šitais, tai aišku, matos, kad jie yra suskilę beveik visi. Tai tiesiog galvoju šitą išlupti, užklijuoti savo lipduką, detalus detailing ir su kokią epoksidinę dervą užpilt. Ir labai panašiai atrodytų ir būtų kažkas tokio, jau mano gamybos vos ne. Tai jo, kaip matom, va ir čia vieną kitą tokią vietą, tai viską noriu praeiti, apsižiūrėti, kad daugiau nebereikėtų grįžti prie to lopinimo, bent jau artimiausius 3-4 metus. Tai manau, gal viskas pavyks. Ir aišku, noriu ir priekinės sėdynės išsilupti, tą kilimą nusimt, pažiūrėti, ar ten nėra kažkokių tokių dalykų. Centrinis ne visada suveikia. Ir jo. Tai va tokie va dalykai. Ir kažkada reikės motoriuką pakeisti. Į 8,1 kW, tai jeigu netyčia kažkas turit informacijos, ar esate darę, kad keiti iš 1,9 PM kW į 1,981, tai parašykit, susiekit kažkaip su manim. Tikrai turėsiu klausimų jums ateityje, ar gal netgi pavyktų sutart, kad padėtumėt, aišku, nemokamai už pinigus. Ir panašus tokie dalykai laukia. Tai vibroizoliacija, muzika, viskas bus ir čia, kaip ir su Chrysleriu. Tai kas sekėt ten TikTok'e, tai matėt, kaip plius minus viskas vyksta. Tai jo, kažkas tokio. Čia dar metalo tikrai liks, 2 tokias plokštės pasiėmiau. O kaip skambinausi, žodžiu, čia buvau rašęs vienam, kiek kainuotų pavirint. Tai nepatikėsit, nusinčiau tas nuotraukas, kur tik tais iš vidaus. Sako apie 500 eurų. Tai realiai skylė 50 eurų, taip išeina. Atrodo biški brangokai, tai pamėginsiu pats. Kad čia blogiau tikrai nieko nepadarysiu, manau bent jau. Tai va, pasiėmiau Seam Sealerio dažiukų atsparių korozijai. Ir va sakė tam Seam Sealeriui, žodžiu, toks va žilkinis pieštukas, teptukas. Tai jo, jau ką Firante yra tokių dalykų. Jau stovi dabar ant šitų, tai va, pradžiai vieną pusę pasitvarkysiu, paskui kitą ir taip toliau. Tai vis dėlto pradžiai sugalvojau dar priekį išsiardyt. Čia dabar realiai sėdynę nuimsiu šitus atsukęs ir tada galėsiu ją nuimti, kad atsukčiau varžtus, kurie laiko pačią jau šitą va dugną. Tai va dabar jau priekį atsukęs buvau. Tai dabar, O čia yra 5 kampiai. Tariu. Blet, kas čia per durniai tik sugalvoja. Tas tai be šansų.
reikia ant didelės trišiotkės dėtis. Žodžiu, per tą laiką nusimsiu kitą sėdynę, dabar Edvis išvažiavęs kaip tik į Kauną, paprašysiu, kad nupirktų galvą arba gal jisai turi. Tai va. Nu va, kaip čia viskas atrodo nuėmų sėdynę. Tai va, matos, laidai yra atvesti. Yra kažkokia kaip ir realiai vieta. Bet pačios realies nėra. Tai jo, reikės čia pasiaiškinti su šitu. Bet tikrai čia keliaus akumuliatorius atgal. Jo, su šitu nepaeis. Dėsim štangą, nu ką daryt. Pažiūrėkit. Šitas labai lengvai atsuko, iškart su puška, o jau šitą reikėjo su štanga. Tai va. Atsiminkit, kaip atrodo varžtai gerai nuo kėdžių ir nuo tų rėmų. Priminsit. Tai jau viskas čia realiai, viskas išardyta ir va, galit matyti, kiek visokio brudo yra. Tai paskui realiai ir pradeda pūti tokios vietos, nes ten susikaupia šūdo. Tas visas šūdas gauna drėgmės ir jau paskui metalas pasiduoda. Tai va, jau kėdės atsukta šitą pusę. Va, jau kliba visos. Liko tik tie, tai dar vis laukiu. Ir jo, kėdės išsitraukiau. Žodžiu, šiaip pardos tai labai lengvai. Tik svarbu neužmirš paskui kur ką sudėt, nes va, jau tiek varžtų yra vien tik nuo salono. Nu, jūs nepatikėsit. Turbūt, jeigu pas dedukus kažkada būdavot, tikrai rasdavo tokias baronkas. Aš nelabai suprantu, ar čia iš mašinos, ar čia ta pati baronka, kur kačialint. Kol kas kažko tragiško nesimato. Dar vis laukia medvio. Jau rozinė, čia pats nesidarysiu, noriu, kad nusmeliotų dugną. Tai jo, bet laukia ilgas gan procesas, va, čia taip va viską apsižiūrėti, kas kur, kas kaip. Nu, tai čia tikrai užtruks, dar nežinau kiek laiko, bet įtariu kokią savaitę, tai tikrai. Ir, nu, tokie reikaliukai, turim, ką turim. Bet laikui bėgant tikrai pasidarysiu. Nu tai turbūt šiandien tiek, ką spėjau, apsipjaušiau čia to, gan nemažai šiaip. Dabar sunkiausios vietos liko palei galinių ratų tas arkas vidinės, nes ten jau matos iš lauko, kad kažkas ruda ir čia yra, tai jau aišku, kad kiaurai. Tai jo, irgi reikės ten. Ir dar viena sunki vieta, čia palei pat bakas jau eina. Čia kur būtent bėgo visas tas vanduo. Tai jo, bet šiaip, manau, visai neblogai. Aišku, matysim, kaip seksis pats vėrinimas. Čia įsipjausti, tai gal lengva, paskui bus sunku pjausit jau kaip trafaretus. Tada prasidės kažkokie galvojimai, o dabar tai čia gan viskas paprasta po kol kas. Tai jo, tokie varikaliukai šiandien. Davai iki kitos dienos. Nu tai ką, rytas. Buvau sukęs įrankiukų nusipirkti, tai pasiėmiau orinį dar šlifuoklį. Tai gerai, 20 eurų, bet pasitarnaus tikrai. Ten keletą diskelių
ir galvą 6 mm, tą šešiakampį, kad dėtus ant didelės trišiotkės, bet visi atsisuko išskyrus vienas. Šitas belekai prikepęs, tai jau prasukau vidurį. Tai žodžiu, reikės bandyti užsivirinti kažkokią veržlę ant viršaus ir tada bandyti atsukti. Taip tikrai neturi būti. Čia bus išpuvę. Bet šiaip, aš žinau, nėra dar labai blogai. Tik sakau, reikia rasti, per kur čia leidžia tą vandenį. Nes kuo ilgiau čia tai bus, tai jau matot, čia laidai tai šiaip pravesti kažkieno, bet va yra ir pliusas pravestas. Irgi kažkieno, nes čia kažkas kažką jau buvo pasijungęs. Ir originalūs laidai va blogiausia, kad šitoj va vietoj. Čia viskas šlapia. Čia va irgi kažkur išbėgo vanduo. Žodžiu, reikės paieškoti. Tai va. Nes šiaip čia yra ir stiklas blogai klijuotas, nes šlampa šitą va vietą. Tai įtariu, gal taip ir nubėga tada. Tai gal stiklą perklijavus dingsta problema. Bet jo reikalų yra. Tai va, kaip čia viskas atrodo. Jau čia kažkas negero matau, tai pabandysiu čia biškį apsizulint, bent jau pažiūrėti situaciją, kokia ten yra. Tik noriu pasilyginti čia, kad neatrodytų taip kreivai išpjauta, nes paskui bus sunku ir pačius trafaretus pjaustytis. Va, situacija tokia, šiek tiek pradidinau skeles, kad matytus pilnai šitą rėmo dalis. Kodėl? Nes prieš tai čia vos jau matęs, tai kai virinčiau, paskui gali būti, kad kažkokio šūdo liktų ir iš anos jau pusės neis nusmeliuot. Dabar plius minus viskas turėtų būti gerai. Paskui apsišveisiu šį, persitepsiu hermetiku šitą va visą dalį, o jau kampučius tai kažkaip privirinsiu. Mato, tas kampas nėra toks blogas, kaip atrodė. Tik dar reikės irgi šiek tiek daugiau apsišveisti. Bet ten virint nieko nereikės. Priekis. Čia bus sunkiausia kažką virint. Čia toj pusėje bus lygiai tas pats. Irgi eisiu dabar pjaustyt. Ir gal dar šiandien spėsiu apsišlifuoti plius minus. Tik neturėjom bulgarkės šepečio dratinio. Tai nežinau, bandysiu su šitu. Kiek paeis, kiek nepaeis, jau paskui reikės dratinį šepetį pasiimt. Tai va, tokie reikalai. Čia atvirinti, aš manau, bus labai paprasta. Čia irgi dar lengva. Ten sunkiausia, kur jau formos prisidavotos. Turim kokią situaciją, matot. Šiaip ten jau metalas gražus. Čia dar reikia kažkaip apsišlifuoti. Tai va, dar radau vietelę, čia kur gumos būna. Tai va, vienoj vietoj, čia va būtent sujungimas tų gumų. Ir kaip matot, biškį papuvę. Tai apsišveisiu, irgi persitepsiu hermetiku. Ką aš galiu pasakyti, pasiskolinau bulgarkę, aišku, skylas nėra ko norėt, sudegė
ir vanelina baisiai. Beveik. Čia realiai porą mylikų nuimt. Nuo šitų pusių reikėtų markerį pasiimt. Tai va, pasižymėsiu. Čia man labai nedaug reikia nuimt. Nu va, įsidėjo. Čia minimalus, nu ne minimalus, bet čia bus galima pastumt nuo šito krašto, nes čia tiesiog idealiai. Tai tą biškį pastumsiu. Liks minimalus tarpas. Gerai, nes dar vis tiek tepsis hermetikai ir panašiai, tai manau viskas bus gerai. Čia reiks ne amperus dar kūro susireguliuot labai jau patogiai. Nes čia viskas dega. Eik tu nahu, kaip koja nutirpo.